Labadiena visiems mūsų YouTube su Žalgiriu kanalo žiūrovom. Šiandien mūsų Respublikos apskrito stalo svečiai tikrai jums gerai pažįstami, gerai žinomi Lietuvoje žmonės. Tai pradėsiu savo iš dešinės, tai profesorė, ekonomistė, buvusi europarlamentarė Margarita Starkevičiūtė, taip pat profesorius, istorikas Tomas Baranauskas ir eks-parlamentarų klubo prezidentas, 11 vyriausybės narys, irgi gerai jums pažįstamas Henrikas Žukauskas. Šios dienos temą tokią pasirinkom, kuri galbūt nėra taip viešai aptarinėjama, kad viešoje erdvėje, tačiau kiekvieną dieną susidurėm su tais dalykais, ar galėjo Lietuva geriau gyventi, jeigu ten būtum per visą istoriją elgėsi protingai. Gal net pradėčiau nuo tokį trumpą įžangą nuo to, kad kažkada sąjūdžio metu, pirmais, kada rinkom savo atstovus į TSRS aukščiausią tarybą, teko daug važinėti su akademiku Burašu, kuris tuo metu irgi propagavo mūsų valstybės nepriklausomybės idėją ir visą laiką kalbėjo apie tai susitikimuose su žmonėm, kad jeigu mes išnaudotum tą potencialą ekonomikos, kurį turim, kaip mes galėtum gyventi. Ir ten būdavo pavyzdys ir akmenės cementas, ir mūsų Mažeikių nafta, jeigu taip mes turėtum tuos objektus savo rankose ir prekiautum su pasauliniam kainom. Tai bet kokiu atveju tas jau praėjo daug laiko ir matom, kiek mes esame išparceliavę savo tos ekonominių, tų tokių dalykų, iš kurio mūsų valstybė galėjo turėti bendrą vidaus produktą labai didelį ir mūsų pragyvenimo lygį žmonių tikrai būtų ne vidutinis, ar ten su pensijom ar algom vidutiniam ne kažkur galėjo, gal net ir pačiam priekį. Bet gal pradėkime, Margarita, nuo jūsų, kadangi jūsų patirtis, dirbant ir europiniuose tuose institucijose ir matant visą lyginamieji variantai mūsų visos Europos kontekste, įvertinant, ką mes padarėm blogai atgavę nepriklausomybę. Na, aš tik galiu pasakyti, kad tais 90 metais mes buvome sovietinė respublika ir su Lenkais, Vengrais, Čekais, net Čekoslovakija net lygintis negalėjom, nei ekonominiais rodikliais, nei nieko. Dabar praėjus jau čia 37 metam visi lygina, sako, per mažai, pas juos ten tas geriau, nes mes juk neturėjom nieko, nei bankų, nei nieko, viskas buvo sugriauta, o eksporto rinka buvo viena, tik tai Sovietų sąjunga. Tai aš skaitau, kad tas šuolis yra didžiulis, ir pasiekimas yra didžiulis. Dabar, ar galėjom padaryti geriau, tai aš čia norėjau, kadangi yra istorikas, tai noriu pasakyti, kad aš dabar domiuosi tą istorija, bet ekonominė istorija Lietuvos valstybės iš viso. Ten didžioji kunigaikštystė, viskas. Tai mano supratimu didelė Lietuvos problema yra, kad pas mumi vadovai kažkaip, ar tiesiog tas mentalitetas yra toks, kad mes labai iš tokios didelės valstybės tapom maža, kad mes kažkaip savo interesų neginam. Ir istoriškai neginam. Tai toks vienas iš tų pavyzdžių yra, kai mes tą karaliaučiaus sritį užleidome. Reiškia, aš dabar turiu tos straipsnius mūsų mokslininkų paskelbtų ir laiškus akademikų, komunistų partijos sekretorium tuo metu, ponui Sniečkui, kad dėl Kuršių nerijos, kad reiktų atsiimti tą dalį, kad Lietuva gavo per mažai tas Kuršių marių, dingo žuvis, kad, reiškia, kad Kuršių ta visa nerija turėtų būti Lietuvos. Tai čia Lietuvos mokslo akademija, akademikai, mokslininkai, čia gal 50, kokie tai ten kelinti metai, rašė tokius laiškus ir jie rūpinasi, todėl kad Nemuno delta, Kuršių marios ir viskas yra vienas ekologinis vienetas. Ir kai iš tiesų Sovietų sąjunga Lietuvos vardu gavo tą karaliaučiaus sritį administruoti, tai buvo šitas, tik keli užsienio diplomatai, Lozoraitis rūpinosi šituo, Amerikos lietuviai rūpinosi šituo ir mūsų akademinė visuomenė rūpinosi, kad tas Lietuvos ūkis būtų subalansuotas. Daugiau niekas.
dabar praėjo tiek metų, čia apie tai net nekalbame, apie tą 90 metais, kaip atgavo nepriklausomybę, mes net nekalbam, kad Kuršių marių Lietuva gavo neproporcingai mažai palyginus su jos teritorija, kad iš tiesų tai yra ekologinė problema ir yra, kai ten Tilžėje pastatytas yra celiuliozės fabrikas, teršia Nemuną, Baltijos jūrą, viską, ES ten tas projektus finansavo, kad būtų valymo įrenginiai pastatyti. Tai čia tas pats požiūris yra, kad mes istoriškai savo žemės ir savo tą kultūrą atiduodame. Dabar mes atiduodame tą Vilniaus kraštą. Dabar aš vis skaitau, kad žinomi ten veikėjai Amerikoje ir visur yra kilę atseit iš Baltarusijos, bet ten visos istorinės Lietuvos žemės. Mes leidome įtvirtinti nuostatą, kad didžioji kunigaikštystė buvo kažkokia tai rusų, slavų, su slavų kažką bendra turinti. Ne, ten buvo juk rusėnai, rusėnų gentis. Rusėnų valstybė. Rusėnų valstybė net laikėsi totorių spaudimą, reiškia, subirėjo. Lietuva, Vytautas stengiasi apsaugoti Lietuvos sienas. Ir mes, liktai mes čia, ten dabar išlindo tas litvinizmas, Baltarusija iš viso ne prie ko. Čia rusėnai, aš Vilniaus krašte gyvenau. Ten gyveno žmonės, kurie buvo rusėnų palikonis. Ir jų daug ir dabar dar tebėra daug. Tai mūsų istorikai pirmai pasakė, kad čia ne mūsų. Pasakė, kad ten yra, kažkodėl tai pradėta naudoti žodį slavų. Nu, aš jau baigiu. Vilniaus juk tas rajonas, kur rusų gatvė parašyta, yra iš tiesų rusėnų. Ir senose žemėlapiuose tai yra Rutėnien rajonas pažymėtas. Angliškai rusėnų. Tai nuo kokio laiko, kodėl mūsų istorikai atsidavė Vilniaus kraštą, kodėl iš kur išlindo tie Baltarusiai, kurie iš viso nepriko, kodėl dingo rusėnai, didžiulė tauta, kuri tebėra gyva, iš kur čia išlindo ta Ukraina, kuri iš tiesų yra kazokų valstybė. Na, ta prasme, visur Lietuva leidžia atbulinę datą perrašyti jos istoriją. Tai man įdomu, kodėl mes tokie esame. Gerai, ačiū Margarita, kadangi baigė tą patį fakultetą ir ekonominę istoriją, mums turbūt abiem Liudas Truska šviesiaus sakintis dėstė, bet jūs pradėjot nuo to, kad galbūt ar galėjo Lietuvos tie istorikai tam pokario tuo metu, vienu žodžiu, kada buvom Sovietų Sąjungos sudėtyje įtakoti tuos dalykus. Man labiau užkliūna, jeigu kada dėl Karaliaučiaus klausimus pradeda kelti dabartinis mūsų prezidentas ir užsienio reikalų ministras, kada jau kažkokią net provokaciją dengia, bet dėl to, kai jūs įsakytot problematiką ir Vilniaus krašto, ir litvinizmo, kur žinau, kad Tomo čia jau būtent arkliukas yra, tai tavo kokios mintys kilos, kas čia vyksta, jeigu įvertinant tas problemas, apie kurias Margarita pradėjo. Čia reikia patikslinti truputį rusėnai, tai yra senovės Rusijos palikonis, tai yra ir ukrainiečių protėviai, ir baltarusių protėviai, netgi rusų, nors rusai pirmieji atsiskyrė, tiksliau juos atskyrė Aukso Orda, kurie jie buvo pavaldus, o mes tą kitą dalį atskyrėm jau Lietuvos didžioji kunigaikštystė, suformavo tą baltarusių ukrainiečių erdvę. O Vilniaus krašte tai gyvenantis slaviškai, teišiškai, lenkiškai, kaip dabar sakoma, kalbantys žmonės, tai yra būtent lietuvių palikonis, jie tik tai suslavėjo kalbiškai. Sulenkėjo, gal su Baltarusija, nes ten ta tuteišių kalba iš tikrųjų yra baltarusių kalba ir tai mes negilenko. Tai va, bet dabar dėl to litvinizmo, tai taip mes čia biškai apsileidę esame, mes čia kai kurie istorikai, gana nemaža dalis laiko, kad čia neverta dėmesio, nes čia tokie paistalai, žinot, nevertai profesionalių istorikų dėmesio, bet problema yra ta, kad mes galim manyti apie tai, ką norim, bet Baltarusių visuomenėje tas litvinizmas yra labai išplitęs. Tai verta ar neverta čia istoriko dėmesio, bet realybė yra tokia, kad į tą reikia kažkaip reaguoti. Tai, aš visą laiką sakau, kur
jeigu mes norim įtikinti kokį nors baltarusį, kuris galbūt ir nėra visai apsisprendęs ir jam neaišku, kokia ta istorija buvo, ką mes ją galim pasiūlyti? Jam galime duoti rankas kokią nors knygą, tu pasiskaityk, o čia viskas, visi atsakymai litvinistų iškeltus klausimus yra. Mes neturim tokios knygos, mes negalim jam paduoti rankas šitą. Tai elementariai, kad būtų apibendrintas kažkoks suvesti duomenis pagal tai, ką sako litvinistai ir kaip yra iš tikrųjų. Tai, nes čia tam tikras apsileidimas yra, kuris gali ateityje mums brangiai kainuoti, nes jeigu ten mes nesirūpinsim to, kokios nuotaikos Baltarusių visuomeniai vyrauja, tai ar ten bus Lukašenka, ar ten bus jo oponentai, mums tas gali atsirūkti. Gerai, dėkui Tomai, kadangi čia paėmėm tokį kampą, tai galbūt Genrikai, tavo pastebėjimai, čia jau prieš gerus metus, praktiškai dar ir daugiau, būnant mūsų premjerė Ingridai Šimonytei, VSD buvo tuos dėl litvinizmo, gal susijusios tos Vilniaus krašto, pačio Vilniaus miesto, grėsmės tos didelės antplūdžio demografinės, vienu žodžiu, rusakalbių Baltarusių buvo net įvardinę kaip tam tikras nacionalinio saugumo klausimas. Ir vis tik tai aš labai pasigėdau, taip kaip jau Margarita pradėjo tų mūsų valstybės veiksmų, tą, kai išvardino Margarita, Tomas, nes praktiškai ta Baltarusių istorikai, kurie naudoja tokį žodį savinasi, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, pradedant to, kad ir Vytautas yra ten Baltarusis, ir Algirdas, ir Kęstutis, ir visi tie kunigaikščiai yra jų, tai kitą kartą kažkaip, kai čia praėjęs istorijos mokslus skamba gana keistai, bet mes visiškai, tą, ką ir sako Tomas, mes visiškai nesipriešinam šitam dalykui. Ten normaliai jie susitvarkė, nes tarpukariu, atsiprašau, sovietmečiu dažnai teko lankytis Gardine, ten toj Vytauto pačioj pirmoji pily, kurią jisai valdė, ir ten niekas net neužsimindavo tokius dalykus istorijos muziejui. Dabar tas pasidarė arkliukas, baltarusiai didžiuojasi, kad jie baltarusiai, kad jie turi tokią istoriją, o mes tai su Bumblausku prieš akį ten visą laiką sutinkam, kad čia Lenkai į Lietuvą kultūrą atnešė, kad mes čia nei šiokį, nei tokį, dar pridėkim Kuklianskį visus, kad mes esam žydšaudžiai ir patys pradedam bijotis, ten savo istorijos, nesipriešinam. Buvo net geriausias pavyzdys, tai čia Vyčio paminklas nepastatytas, jeigu ten, vienu žodžiu, duot kažkokius akcentus Vilniui kaip Lietuvos sostiniai, net šito mes nesugebam padaryti. Kada tu jau kažkada ten sėdėjo prie šito stalo Vytautas Naudužas, buvęs prezidento Brazausko patarėjas, tai jis pasakojo kalbas, kad sako, kažkada Brazauskas yra pasakęs, kaip gerai, kad mūsų nėra nei 100 000 atvykėlių. Tai būtų visai, kad mums turėtum didelių problemų. Jau 220 oficialiai. Ir visi jie Vilniaus krašte. Tai ta problema čia, kurią Margarita paminėjo, mes turim labai rimtą. Tai kokie tavo mintys, ką Lietuva turėtų daryti, kas čia vyksta, kodėl mes nieko nedarom? Kai du profesoriai kalba apie istoriją, tai man žymiai geriau ir maloniau paklausyti viso šitos, reiškia, visų istorijų ir pasakojimų. Tai esu istorikas ir nelabai galiu ten kur nors, ką nors, reiškia, nei pridėti, nei atimti. Bet man daugiau aktualu šios dienos klausimai ir aš pilnai pritariu profesoriui, kad mes užleidžiam, mes nesiimam iniciatyvos, mes neleidžiam leidinių, mes savo istorijos neplatinam, juk faktiškai istorijos nereikia kurti, jinai yra nekuriama, jinai yra tokia, kokia yra, ir ją belieka tik užrašyti. Aišku, dabartiniu metu mes turim didelės, reiškia, tokios ideologinės ar ten kibernetinės invazijas į mūsų šalį, ir šičia nepaslaptis, kad ne tik tai
transporto ar ten vežėjų problemos. Didesnės yra problemos, man atrodo, ne ginklas ir ne kažkokios ekonominės sankcijos, bet šitas ideologinis karas yra kur kas pavojingesnis ir į jį reikia kreipti daugiau dėmesio, o tas ideologinis, tai sakau, susijęs su to, kad taip pas mus padaugėjo dabar atvykusių emigrantų ir tai yra problema ir tą problemą visi mato, bet nelabai sprendžia. Taip kaip sakė, mes neturim galutinai vienos tokios istorijos, nu, galbūt vienos ir nebus, bet iš esmės, kad būtų galima tiem, kurie abejoja arba kurie perrašinėja istoriją, tiesiog padėti ant stalo ir sakyti, tu imk pasiskaityk. Tai yra mūsų daugelio istorikų veikalas, kurie rado bendrą kalbą. Savintis, klastoti šitos dalykus, tai mes puikiai žinom, kas moka ir kas tą daro. Tai yra ta ideologija, kuri nori mus tiesiog fiziškai palaužti. Ne tik jie kalti, bet aš manau, kad didžiulę atsakomybę ir kaltę turėtų prisijimti ir mūsiškiai. Ir kaip kažkada senais laikais buvo ne vadovai, bet valdovai, toks posakis, o tie valdovai turėjo savo politiką ir nei vieno neatsimenu valdovo, kuris būtų sutikęs arba daręs tokią politiką, kad jo kraštas, jo teritorijos mažėtų. Tokių dalykų nebuvo. Aš nesakau, kad ir dabartiniu metu reikia plėstis ar kažką užkariauti. Deja ne, bet reikia prisiminti, kad, sakysim, prie Vytauto tikrai tie arkliai tenais gėrė vandenį ar ten kojas mirkė į Juodąją jūrą, nė kiek neabejoju. Aš savo laiku 80 metais buvau kariuomeniai ir teko tarnauti Kamenec-Podolske, tai yra Ukrainos vakarai, šalia Lenkijos. Ten stovėjo taip pat pilis, toj pily didžiausia lenta, kurioje parašyta, kad Vytautas mūsų išvaduotojas, netgi ne užkariautojas, bet išvaduotojas, amžinai jam šlovė ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, noriu pasakyti, kad jeigu šiais laikais vadovai, kuriuos mes išrenkame į labai atsakingus postus, kuriuos paskiau kažkas tai dar paskiria, jeigu jie daugiau galvotų apie Lietuvą, apie jos, reiškia, ateitį, apie jos interesus, o ne kažkokius kitokius, reiškia, ta prasme, ar grupinius, ar partinius, ar sakysim, globalistinius, kaip dabar yra populiaru sakyti, tai man atrodo, kad mes turėtume puikią šalį. Nuo 90 metų pilnai sutinku su Margarita, mūsų reiškia, gyvenimo lygis arba, sakysim, pažanga yra, nesuvokiam, mes patys net nesuvokiam šito dalyko, nes jeigu atsimeni 90-osius metus ar 88-osius, kažkaip toks vaizdas, kad lyg tai tu sapnuoji, reiškia, ta prasme, toks sapno pozicija tokia yra. Ar tai buvo, ar nebuvo. Aišku, dabartiniu metu daug labai prodiuserių visokių, reiškia, ten tų laidų vedėjų, kaip pasižiūri, jie pasakoja apie tos praeitus laikus, bet kai pasižiūri jų gimimo datas, tai toks, jie dar ne tai, kad jie negimę buvo ir jie negali žinoti tai, ką žinome mes. Dėl to mes tą progresą ir matome labai, labai aktyviai, ta prasme, kaip dabar mes gyvenam, kaip mes gyvenam tada. Bet tai nereiškia, kad mes negalėjom gyventi ir geriau. Čia jau yra kamuoliukas į tam tikrų politikų daržus, į interesus, kaip sakiau, į partinius interesus, į galimybę ten oponuoti, peštis ir taip toliau, ir taip toliau. Vakar kreipiausi į neginčiamą ekspertą šiais laikais, tai yra dirbtinį intelektą. Ir norėjau sužinoti, kas tai yra gerovės valstybė, nes man prezidentas kažkaip neįrodo, neįtikina, kas yra tai. Arba bent jisai stengiasi, bet niekada, man atrodo, kad to gali ir nebūti. Bet iš esmės tai labai lengvai pasiekiamas dalykas. Tai yra demokratiškai išrinkta valdžia, kuri dirba
savo šalies piliečių naudai. Tai yra rūpinasi socialiniais dalykais, švietimu, medicina, rūpinasi savo istoriją, kalba ir taip toliau. Tai yra tai, apie ką opozicija arba, sakysim, nepriklausoma žiniasklaidos visą laiką kalba. Bet valdantieji, tie, kurie yra valdžioje, ar jie nežino, kaip ten susigaudyti su to dirbtinio intelektu, tiesiog galėtų pasiskaityti, ką jie turėtų padaryti, kad mūsų valstybei geriau būtų gyventi paprastiems žmonėms, nes nepaslaptis, kas ketvirtas ar kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena žemiau skurdo ribos. Tai mūsų šalyje, nedidelėje, palyginti šalyje, kur yra jau nepilni 3 milijonai gyventojų, sutvarkyti ekonomiką, sutvarkyti socialinius klausimus nėra taip sudėtinga. Tikrai nėra sudėtinga. Reiškia, tie pinigai kažkur tai eina pro šalį, plaukėja, bet jie nepasiekia galutinio vartotojo. Taip. Ne, tik tai man, kada pradėjai nuo to, kad neginčiame autoritetą ir dirbtinį intelektą, aš vis galvojau, kad tu paminėsi Andrių Tapiną, čia Lietuvoje neginčiamas autoritetas, bet kokiu atveju gerai. Šitas, Margarita, kažkada, kada mes tapome Europos Sąjungos... Tapinas dar netraukė iki dirbtinio intelekto. Gerai. Kažkada, kada tapome Europos Sąjungos nariais ir tuometinė Dalia Grybauskaitė, būsima prezidentė, dirbo Europos komisijoje, vienam susitikimui yra pasakius, kad dar po to didelio įstojimo išsiplėtimo Europos Sąjungos į Rumuniją ir Bulgariją įstodinėjo tokia diskusija, kad štai mes turim kažkokias išmokas, va tokios biednos šalys stoja ir tada mums nuo to bus blogiau, nes jiem kažkas atiteks va tokioj. Ir jinai tuo metu pasakė, o kas laimėjo nuo mūsų išstojimo? Laimėjo tie senieji, didieji, tai Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, už tai, kad jiem buvo reikalinga mūsų pigi darbo jėga, na ir mūsų rinka. Tai visa Europos Sąjunga buvo padaryta tam, kad va tuos tokius mažiukus kažkaip tai ten spausti, kad tie didieji tai geriau gyventų. Tai jeigu visa dabar, tuo metu mes stovame į Europos Sąjungą kaip į ekonominę sąjungą, tai aš matau dabar mūsų tos darbotvarkė, jūs turite tą patirtį, ar iš tikrųjų kalbama apie tai, kad tos mažosios valstybės turi išnykti tautinės tapatybės, nacionalinės vertybės, kad kažkokį europinį žmogų mes čia kūrėm ir aš labai daug matau tų mūsų valdžios, tą, ką ir Henrikas dabar šnekėjo, kad kalba apie kažkokią europinę, apie kažkokią bendrą gerovę, apie kažkokius idealus, kuris, man atrodo, negali būti. Ir tų interesų skirtumas. Vis tik tai tas jau ne vieną kartą istorijoje buvo nepasiteisinęs, nes tų naujos pasaulio tvarkos tas Klausas Švabas, taigi net istorikai yra pastebėję, kurie tyrinėjo raštus, jo kiti tie nauja pasaulio tvarka ne kas kitas, o tiesioginis bolševiko Levo Trotskio raštų vertimas. Tai ar mums jau čia naikina tiek ir mes nieko nesipriešinam, ar jūs dar matot, kad kažką galima padaryti, žinant tą Europarlamento visą ideologiją ir dabartinę situaciją, globalinių tokių lūžių, globalinių pasikeitimų pasaulio mastu. Nu, aš ten Europos parlamente buvau tais laikais, kai tokių idėjų nebuvo. Ta prasme, buvo kalba už stipresnę Europą, bet čia dabar šitas yra idėjas, tai yra kairuoliškos. Aš žiūriu, kad iš istorinės prasmės tos politinės kairuoliškas idėjos grįžta, sakykime, dabar New Yorko meras yra jau visiškas komunistinių idėjų platintojas ir aš, kai mane amerikiečiai klausė, ką aš galvoju, aš sakau, aš jau gyvenau visuomeniai, kur viskas nemokama. Tai antrą kartą grįžti nenoriu. Ta prasme, kad tas yra dabar, sakykime, Europoje ta vauk mada, tos kairuoliškos idėjos yra nepopuliarios ir atitinkamai bus išrinkti kiti žmonės į parlamentą ir bus kitos idėjos. Bet aš dabar labai norėčiau pasakyti, kad aš vis tiek nesutinku su Lietuvos istorikais, todėl kad tą didybę Lietuvos valstybės reikėtų pabrėžti dėl ekonominių motyvų. Nes Rusija, jeigu jūs matote, ir Baltarusija bando mus traktuoti kaip tokia mažytė valstybė, neaišku, ko čia kabinėjasi, tuščias ambicijas rodo, tai atleiskite. Mes netokie jau buvo mažytė valstybė, turim didingas tradicijas. Tai istorikai ir nesako, kad buvo... Na, bet jūs sakot, pažiūrėkite, aš gyvenau Vilniaus krašte.
gyvenau. Iš Sibiro grįžom, Vilnių neleido gyventi, tėveliai mokytojavo, aš ten užaugusi. Tai tuteišiai tikrai ne baltarusiai. Nes Baltarusiai gyveno netoliesi ir jie su jais nebendravo. Jie nelaiko savęs baltarusių, bet jų kalba yra... Ne baltarusių. Būtent lingvistiškai... Nu, slavų kalba, taip, sutinku. Tai yra ne tai, kad baltarusių, tai yra Vilniaus krašto šita tarmė tapo baltarusių kalbos literatūrinė norma, suprata, kaip pas mus ant Suvalkijos tarmė tapo. Tai va šitą būtent tie, kas kūrė baltarusių literatūrinę kalbą, paėmė tą standartą iš čia. Tai iš rusėnų jie paėmė. Todėl, kad tie... Žiūrėkit, aš įsuvedu į tai, kodėl mes nesulaukiam investicijų. Dabar pagrindinė problema, kad Lietuvos investicijos... Nėra investicijų. Nėra investicijų, todėl, kad nėra... kaip sakoma, mus traktuoja ir istorikai, ir ekonomistai, leido ir politikai, leido Lietuvą paversti tokį įvaizdį mažą, čia valstybė, Suvalkų koridorius, čia norėsim, uždarysime. Nu, aš užaugusi dar šeimoje, kuris, kas antras žodis, buvo Rytprūsiai. Ten buvo daug ekonominių ryšių, viskas už Nemuno kitoj pusėje, Karaliaučius. Tai ta prasme, kad... Visa ta Lietuvos istorija kažkokiu tai būdu mes leidome tą sumenkinti. O kai Lietuvą pristatai, kaip dabar jau bandoma pristatyti, valstybė su ilgom šimtametėm tradicijom, yra visiškai kitas požiūris vakaruose. Mus tada traktuoja kitam lygmenyje. Dėl to dabar užvirė tokia kova dėl tos istorijos. Suprantate kaip? Nes tai jau ekonominė. Tada jie galės mus vėl spausti, grįžti, atseit mes turim čia iš Tarybų Sąjungos, atsitiktinai pasitraukiam ir šitos idėjos platinamos. Bet tai mes neatsitiktinai pasitraukiam. Aš gal istorikai mane pataisys, aš visada sakau, kad Lietuva turi 1000 metų istoriją. Iš to 1000 metų mes gal 130 metų ir buvome Rusijos pajungti, bet visais kitais laikais mes buvome nepriklausomi ir visą laiką kovojame. Ir netgi per to 130 metų, ten kas 20 metų revoliuciją kėliau. Tai čia yra, kaip jūs tą Lietuvą pristatysite. Jeigu tai yra tokia valstybė, tai jinai gali pritraukti investicijų, jinai yra tvari, jinai yra ilgalaikė. Ir kai man kažkas, tai pavyzdžiui, ten Briuselė ar kažkur aiškina, kad čia jūs užpuls, kiek čia rizikinga, labai didelė rizika, aš visada sakau, atleiskit, mes su jais 1000 metų kaiminystėje gyvename. Ir dar 1000 pragyvensime. Tai ta prasme, kad visas tas investicijų pritraukimas nesusiveda tik į mokesčius, susiveda taip, kaip vis pristatoma Lietuvos valstybė. Dabar kalbant apie Karaliaučiaus sritį, aš taip pat nesutiksiu su tuo, todėl kad Lietuva atstatė 90 metais, pataisykit mane, jeigu aš kažką klystu, savo nepriklausomybę, remdamas 1940 metų. Taip, Rusija tai pripažino, mes pasirašėm sutartį su Rusija. Tai tada atleiskite, jeigu pagal 1940 metų būklę, tai tada dalis Karaliaučiaus priklauso mums. Bet čia mes galim kreiptis į teismą, nieks nesiūlo dėl to kariauti. Bet mes turime dabar, nuo kokio laiko čia dabar Karaliaučius yra Rusija? Atleiskite, 400 metų tai buvo vokiečių, rusų, prūsai yra lietuvių, baltų tauta. Baltų, prūsų, karalystė. Ir dabar mes viską šitą nustumėm ir atseit aiškina, kad mes čia turim siaurą koridorių, kurį mums tuojaus uždarys, kad čia Vilniaus kraštas yra ten vos ne Baltarusių, kunigaikštai vos ne Baltarusių. Tai kas šitą leidžia? Kas į tokią valstybę investuos? Man atrodo, Margarita čia pultoma, kuris reikėtų su... Aš savo priekaištus tas pačius darau. Su ponu Bumblausku čia reikėtų, bet gal net kalbant apie tą pačią Karaliaučių, tai palaukit. Iki karo ten čia priklausė vis tik tai Vokietijai, čia ne tiek Rusija. Ir tuo labiau, kad jeigu pradėtų tą ribą brėžti Antro pasaulinio karo, tai mes iš Sovietų Sąjungos tautų tik tai Lietuva ir Rusija, kuri pasibaigus Antram pasauliniu karui savo plotą padidino. Iki to nebuvo, mes ir Klaipėdos neturėjom. Tai čia vokiečiai buvo laikinai užgrobę, tai jie buvo Paryžių užgrobę.
Tai negalima sakyti, kad Prancūzija priklauso Vokietijai. Ne, tai Laikinai kokiam 700 metų. Ne, Memelis nepriklausė jiems 700 metų. Kodėl? Tai jie ir kūrė 1252 metais. Tomai, kiek va tas istorikai gali įtakoti tokius dalykus, jeigu istorija, nepykim, mano subjektyvių, tai yra politikų tarnaitė kažkiek visą laiką. Jie tik diktuoja ir jie pasirenka tuos, kas jiems reikalinga, ir tuos istorikas ir mano paminėtas, ir kuris labai mūsų ten mylimas LRT ir tos valdžios elito, jis lygiai taip pat nedirba, kaip Genrikas įvaiškino mūsų valdžią savo žmonėm, o kažkokį ten europiniam ten darbotvarkiai. Taip lygiai ten pasirenka tokius istorikus, už tai, kad kiek pati pažįstu ir kiek yra tavo kolegų, su kuriais bendraujam, tai daug kas atmetimas nuo pono Bumblausko tokių idėjų ir savęs menkinimo ir taip toliau. Tai kas čia užsako muziką ir kas, kad mes neturim tos istorijos. Jeigu imti Lietuvos istoriją, tai yra Lietuvos Biblija įvardinama, Šapokos vadovėlis tarpukario. Suprantate, mes jau neturime, o vakaruose dar mažiau žino, nes ten yra Rusija platina savo, ne, ten įdomu, bet platina Rusija, platina, reiškia, Lenkai savo istoriją. Ir mes esame, dėl to mūsų tas ekonominis vaidmuo ir svoris mažėja. Ir Lukašenka puikiai dirba su Trumpu bendraudamas. Mums reikia galvoti apie valstybės ateitį, tai aš matau tai tik atstatymą tikros istorijos. Norint suvokti tikrą istoriją, sakykime, tai visų pirma, pažiūrėkime, kas yra dėstoma mokykloje. Mokykloje nėra šiuo metu Lietuvos istorijos kaip po tokios, bet yra nesidėstoma tas pasaulis ir Lietuva. Tai yra du tokie dalykai, pasaulis ten redukuotas iki Europos iš tikrųjų yra. Nėra pasaulio istorijos, bet yra dvi tokios skirtingų mastelių istorijos, kurios viena savo, kita savo, jos niekaip tarpusavį nesusijusios. O jeigu mes norim pamatyti Lietuvos vaidmenį, sakykime, toje pačioje Europoje, tai mums visų pirma reikia nagrinėti Lenkijos, Vengrijos, tos pačios Rusijos istoriją detaliau, ir tada mes matysim, koks ten yra Lietuvos vaidmuo. Nes jeigu mes iš karto šaukam tik tai į Prancūziją kokią, ar Angliją, ar Italiją, ir žiūrim, kas ten buvo, tai mes ten Lietuvos vaidmens nepastebėsim. Bet jeigu mes žiūrėsim, net Vokietijoje jau galima Vokietijos istoriją, tai Lietuvos vaidmenį matyti. O jau labiau Lenkijos, jau labiau ten šito regiono mūsų. Tai visų pirma, norėdami matyti kokią Lietuvos įtaką, mes turėtume tų šalių istorijai teikti tam tikrą prioritetą, o jų dabar iš viso nėra, sakykime, mokymo programų. Jokių Lenkijos, jokios Čekijos, jokios Vengrijos. Tai toks vakuumas žinių, sakykime, visuomeniai pateikiamų žinių prasme, kaip tik toj zonoje, kur reiškiasi Lietuvos įtaka. Tai mes, kai nagrinėjame tik Lietuvos istoriją, tokia kabančia tuščioje erdvėje aplinkoje, tai mums gali, bent jau tiems, kurie profesionaliai to neužsiminėja, gali atrodyti, kad mes kalbam apie tą tokią nedidelę valstybę, kokia yra šiandien. Bet jeigu mes matytume tą aplinką, tai matytume, kokioje zonoje ta mūsų istorija ir mūsų įtaka skleidėsi. Tai čia būtų visai kitas supratimas. Deja, šito, sakykime, supratimo, ką reikia dėstyti, nėra. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes tos visuotinės istorijos, kaip po tokios irgi faktiškai neturim ir nepažįstam, aš kalbu apie vidurinę mokyklą ar gimnazijas. Nes net ir pasaulio, tai kas vadinama pasaulio istorija, yra tik Europos ir tik vakarų Europos istorija. Tai net Amerikos, gal kokia viena tema iš Amerikos ar kelias temas yra, bet iš principo nuosekliai nėra supažindinama nei su ją, nei su ten kokia Azijos istorija, nei labiau dar kokia nors. Tai mes to konteksto nematom ir todėl sunku suvokti tą Lietuvos vaidmenį. Gerai, bet kokiu atveju mes gyvenam čia su jums sėdintis prie šito stalo čia ir dabar. Ir konstatuokim faktą tavo, kad gal Henrikas geriausiai užkabino savo kalboj apie mūsų valdžios rūpinimąsi savo tautą.
Bet kalbam, kad sumažėjom, buvom didžiuliai, sumažėjom, įtaka mūsų, bet ir dabar, ir toliau. Mes jau praradom viską, išparceliavom, ką turėjom gero išsinešę atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, pridarėm klaidų daugybę, galim džiaugtis, kad kažkaip įsikirtom ir va tame Europoje dar sugebėjom kažką padaryti, bet konstatuokim faktą. Mūsų buvo 3,5 milijonai, dabar praradom milijoną tautiečių. Pasaulinė statistika, apie kurią čia paminim, tai rodo tai, kad esam pati labiausiai nykstanti pasaulio tauta. Mes jau pralenkėm ir Kostariką, ir Latvijos. Tai vis tik tai ir dabar vat, šių dienų aktualijos, kalbant apie tautą, mūsų kalbam apie politikų veiksmus. O dabar įsirinkom, vienu žodžiu, naują Seimą, čia po visokių politikos peripetijų, turim naują premjerė, kuri iš karto ten, jeigu Latvių parlamentas, žinodamas tas pačias tautos nykimo problemas, pasako, kad mes išstojam iš Stambulo konvencijos, tai mūsų veržiasi visą galvą. Aš pažiūriu, kas tam elite, Sabatauskas, tas pats tampa jau konstitucinio teismo, kurie ten pripažino, kad vyro ir moters santuoka, kaip rašyta, tai čia bet kas gali, bet vienu žodžiu sudarinėta santuokas, atrodo, kad kvailių tauta. Visuose žurnaluose, visuose televizijoje Juškaitė, Sabatauskaitė, Simonko, ten neatskiriamas valdžios dalis. Tai pakalbėkime apie tai, kur mūsų veiksmai. Mes ekonomikos, kaip sakei, trečdalis, ketvirtadalis mūsų gyvena žemiau skurdo ribos, bėga iš Lietuvos, labiausiai besižudanti tauta ten yra ir nieko nedaro. Mums labai tie europinės visos tos ideologijos ir būt madingais, gerais labai rūpi. Tai nuo ko, Henrikai, pradėti? Jeigu savo istorijos mes jau kratomės kaip velnės kryžiaus ir paprašom, kad čia su Kurlianskiu mums ten paaiškintų, ką genocido centro direktorium statyti ir kokius paminklus, vienu žodžiu, ten kokiem savo didvyriams statyti, kokiem negalim. Tai kur čia tos ribos, mūsų valdžios veiksmai? Mes savižudžių tauta ir net nebandom sustabdyti šito proceso. Kaip einam, taip einam ten ir kalbam, čia galim kaltinti rusus, vokiečius, ką tik norim per istoriją, o ką patys padarėm. Na, ne visai supratau klausimo, nes nežinau, kaip jį atsakyti. Bet, ką aš noriu pasakyti, mes netgi sovietiniais laikais buvom, nedidelė pagal plotą šalis, Respublika, viena iš 15, bet mes nebuvom prasti, nes didelė Rusijos dalis, tų slavų ir taip toliau, į mus, ir latvius, ir estus visą laiką žiūrėjo kitaip. Tai yra, žiūrėjo taip, kad mes sugebam iš sąjunginio biudžeto gauti pinigų ir sugebam pas save kažką tai tokio padaryti. Žiūrėkit, Kruonio hidroakumuliacinė ten, kad ir aplinkeliai visų miestų. Mes šitą dalyką darydam. Gamyba buvo išvystyta. Ką? Trakų pilis, kitam kontekste, bet... Jo, aš suprantu, bet mūsų tie valdžios žmonės, kurie buvo tada, jie puikiai žinojo, kad kiek tu į ten atiduodi į tą biudžetą, bet iš jo gali žymiai daugiau gauti ir daugiau turėti naudos visai Lietuvai. Man teko dirbti radio gamyklos, kur šilelius darė. Taip vadinosi ta gamykla, faktiškai ten buvo ta pašto dėžutė, karinė, kuri kažką gamino, žinau ką, bet tik to. Ir aš puikiai žinodavau, kad direktorius į Maskvą važiuodamas ten vos ne pusę vagono šilelio paimdavo, bet grįždavo. Jisai buvo pradėjęs tvarkyti Šventosios uostą jau iki tokio lygių, reiškia, ta prasme. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti vieną dalyką ir šiandien perskaičiau kažkaip, kaip ir Margarita sakė, pas mus yra prastai su investicijom, tos investicijos praktiškai užsidarė. Ir maža to, kad jos užsidarė, maža to, jos mažėja, iš Lietuvos traukiasi visi. Tai aišku, čia gali daug ką kaltinti, bet iš esmės kaltinti nėra ką, gali kaltinti tik tai, kai patys save mes galim kaltinti. Dėl ko? Žiūrėkit, jeigu jūs turit keliasdešimt milijonų ir norit pastatyti kažkokią gamyklą,
Ar jūs Teherane ar Afganistane statytumėte tą gamyklą? Ne. Kodėl? Todėl, kad ten tokia padėtis. Nestabili, ten visą laiką, reiškia, kovoja tos gentis tarpusavį. Ką mes turim Lietuvoje šiandien? Mes turim Lietuvoje šiandien pastovų kliedesį, pastovę baimę ir kaip seniau sakydavo ir dabar taip sako, kad mes jau nežinom, mes jau tiksliai žinom, kad puls, tik mes nežinom tos datos, kada mūsų užpuls. Tai koks normalus užsienio investuotojas važiuos į tokią šalį, kur patys šalies vadovai, žiniasklaida pastoviai leidžia šitos mitus, kad čia girdi pas mus tuo jau bėkite į tas slėptuves, ruoškite tos paketus, reiškia tenais, kad išgyventi ir taip toliau ir taip toliau. Tai kas laikys čia tas investicijas? Investicijom reikia stabilumo, investicijom reikia pastovumo, investicijom reikia, kad įstatymai nesikeitų kaip oras, kaip kojinė. Pas musgi kaip, ateina nauja valdžia, toj mokesčiai tokie, kitokie. Investuotojas, čia jau gal Margarita geriau žino, jis praktiškai skaičiuoja viską. Jis pradžioje paskaičiuoja galimybės, o paskiau žiūri, kad tos galimybės pildytųsi ir jam vis tiek reikia pelno kažkokio, reikia pastovumo ir taip toliau. Mes šito neturime. Ir čia yra, man atrodo, ne kažkokiu Investuok Lietuvoje forumų ten sukurtų kažkokiu organizacijų, kurios atseit skaičiuoja, pritraukia, kviečia. Esmė ne tame, esmė tame, kad, reiškia, jeigu mūsų valdžios žmonės nustotų, reiškia, baigtų su tais gąsdinimais, jeigu kas turės įvykti, tai ir įvyks. Vokiečiai, Hitlerisgi ne šiaip sau sugalvojo tą Blitzkriegą. Ne dėl to, kad jis sakė, jūs čia ruoškitės, reiškia, slėptuves ir maisto davinius, o aš jūs paskiau jau po mėnesio užpuls. Taip nebūna. Esmė yra kokia. Aš suprantu ir dėl Karaliaučiaus, aišku, būtų labai malonu, jeigu ta Kuršių nerijos juosta iki galo būtų ir visgi grįžtų, bet čia turbūt susijęs su 45 metų Potsdamo konferencija, kur faktiškai to žemės juk nepriklauso Rusam. Jiem laikinai buvo duota, kad jie laikinai ten paadministruotų, o paskiau po tam tikrą metui buvo duota. O paskiau, aišku, kaip čia pasakius, visi visą užmiršta, kas yra laikina. Laikina tai yra pats didžiausias pastovumas. Ir dabartiniu metu tos pretenzijos, jeigu tarptautiniu lygmeniu, aišku, galima būtų, bet nieks nenori su ta Rusija pykti. Mūsų valstybė yra nedidelė, tie žmonės, kurie išvažiavo, yra šansai milijonas, reiškia, kad jie niekur nedingo, jie nepaskendo, jie nežuvo, jie yra. Taip kad, pakeitė dislokavimo vietą, bet aš visą laiką apie Lietuvą kalbu tai, kad mes visada džiaugiamės ir didžiavomės, reiškia, vienu tokiu, reiškia, teiginiu, kad mes esam tiltas tarp rytų ir vakarų. Mes visada tą traktuodavom, kad mes galim būti tie diplomatai, kurie padeda vakarams suprasti rytus arba rytams suprasti vakarus, kad mes galim būti tie tarpininkai, kad mes galim būti. Šiandien mes visus tos tiltus išsprogdinom, sudaužėm, reiškia, sulaužėm. Jų nėra. Maža to, mes patys tapom tie pirmieji kurstytojai, kiršintojai. Suprantat? Kaip kalba, kad kaimynus Dievas duoda, tu jų nepasirinki. Aišku, tu gali ten kariauti, užkariauti ir visą kitą, bet esmė yra tokia, mes turim tos kaimynus. Pas mus dabar tokia politika, nieko nepadarysi. Aš neskaitau, kad tai yra gera politika, mes visgi turėtume būti tie tarpininkai, bet sakau, iš jų mes pasidarėm kurstytojai, kiršytojai ir dabartinės problemos, kurios yra. Dėl to, kad mūsų valdžia, ar, sakysim, institucijos, kurių prikūrėm begalės daug, reiškia, nesugeba sutvarkyti labai elementaraus kontrabandinio klausimo, mes jį paverčiam į kažkokį politinį klausimą, kur jau sprendžiami visai kitokie dalykai. Kontrabanda yra kontrabanda, netgi, kaip čia, knygnešiai mūsų vadinasi, ne, pirmais kontrabandininkais, bet dabartiniu metu, aišku, kiti dalykai. Neišsprendžia
Mes turim pajėgumų, mes turim, sakau, tarnybų, mes viską neišsprendžia paprastų tų balionų klausimų, elementarus. Žiūrėkit, iš Šiaurės Korėjos į Pietų Koreją taip pat skraidė balionai. Nu, aišku, be kontrabandos, be cigarečių, bet su šiukšlėmis. Nu, susėdo, sutarė ir baigėsi tie skraidimai. Tai jeigu tu dabar nesusėsi, nesutarsi, tai aš nežinau, ko čia baigsis. Gal karu, gal dar kažkuo tai. Apie 1000, reiškia, mūsų Linavos tų sunkvežimio, reiškia, yra areštuota. Jiem ten deda mokesčius visokius, kažkas turi juos mokėti. Šiandien perskaičiau, kad valdžia skaito, kad tie patys, reiškia, fūrininkai yra kalti. Nes čia jiem girdi nuolaidžiavo, kad jie čia, žinai, bet tai yra verslas, tai yra ekonomika, tai yra galimybė, reiškia, transportuoti, juk mes, kaip sakiau, jeigu esam ta vidurio, ta tokia šalis, kuri kryžkelė, sankryža, tai mes to ir turim naudoti. Tai pas mus transportas ir turi veikti, tiek geležinkeliai, tiek automobiliai. Nu, apie upių transportą nekalbu čia. Vilnius lyderiauja, reiškia, ta prasme, su upiniu laivynu. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad reikėtų grįžti atgal į tą supratimą ir Europos Sąjungoje nėra mažų ar didelių valstybių. Nu, pagal plotą, pagal gyventojų skaičių, aš suprantu. Bet Europos Sąjungai yra visos šalis vienodos. Ta prasme, nu, jos įėjo... Bet jau deklaruot bandai. Į sąjungą, nu, taip. Bet jeigu tu tenais dar nori pasirodyti mažas, tai aišku, tada su tavim niekas nesiskaitys. Jeigu tu nori pasirodyti ne visai protingu, arba, sakysim, rėksniu kažkokiu, aišku, su tavim niekas nesiskaitys, nes visi menks tave. Jeigu tu pasirodai pragmatiškai, protingai, su gerais pasiūlymais, aišku, nežiūrėsi tavo valstybės dydį, o žiūrėsi tavo protą, išgalės, žiūrėsi tavo galimybę. Kažkodėl tai Trumpas, reiškia, bando spręsti mūsų ir, nu, sakysim, ne visai gal mūsų, bet Baltarusijos klausimą. Kodėl? Aš suprantu jį, jis verslininkas, jam rinka reikalinga, jam reikia eiti tenais į prekiauti ir taip toliau, bet iš esmės tai jisai šildo santykius, o mes šaldom proporcingai. Pas mus, matai, Henrikai, vertybinė politika, ten viską daryti blogiau savo tautai. Gerai, gal tik tai vienas intarpas, kadangi gyvenu Varėnos rajone, kuris su Baltarusija ribojas ir ten puikiai tie vietiniai gyventojai gyvenantys šalia sienos žino ir tos kontrabandistus, geriau, blogiau. Girdėjęs net tokį 2 senų pasakojimą, kad juk apie tuos kelis metus skrendančius balionus, tai vien sakė, Varėnos rajone pas mus po 50 balionų per parą nutupia ir nusiveža ten yra. Ir čia staiga mūsų randa kažkokią tai hibridinę ataką, kuri tik tai, atrodo, mėnesis laiko trunka, apsijuokėm ir su tais oro uostų uždarinėjimais ir išvedam, ten dangus griūna, kad mus čia puoda tas Lukašenka, ta kontrabanda egzistuoja visur. Tai dabar, Margarita, vis tik tai, kur tas sveikas protas mūsų valdžios, visos tos dalykus. Ir kad jeigu ten, aš nežinau, aš kitą kartą kalbu su tais mūsų pasienio gyventojais, baigia tą problemą, kurie ten žino, ir jie lygiai per televizorių girdi kalbant prezidentą Nausėdą apie hibridinę ataką Baltarusijos ir ten didžiausiai prisidirbom patys, bet kodėl ta valdžia nesusėda pašnekėti su tais, kurie mato kiekvieną dieną žymų, turi krūvas spec tarnybų skirta ten tų lėšų gynybai, kažin kiek, kitiem metam reikia tik pamėginti pasakyti, kad ten šiek tiek sumažinkit. Tai dar likus 2 mėnesiams 46% skirtų šių metų gynybos biudžeto mes net neįsisavinom. Ir reikiam ten visam pasauliu rodom, kiek mes darom, aš nežinau, susivedam į tokį pabaigą, į tokį sveiko proto trūkumą. Ir čia turi tuos valdžioj išrinktus tikrinti kažką, eiliniam žmogui, ant žemės gyvenančiam aišku, valdžiai niekai. Reikia sutvarkyti rinkimų sistemą, taigi matosi, kad ašgi sakau, kad pagal tos sąrašus, kiek partijos turi narių, kurie moka nario mokestį,
tai partijos neturi narių. Po 500, 600, 300, Nemuno aušra 62 turi žmonės, kurie moka mokesčius. Kokius ministrus jie gali deleguoti, jie neturi žmonių. Tai vadinasi, turi būti rinkimų sistema skaidri, kiek galima tos, jau ponas Trumpas irgi sakė Amerikai, uždrausti tos balsavimus namuose. Nu, kur visas tos momentus, kur vat, kaip kontrabando yra skylės ir kur klastojama, tada būtų galimybė išrinkti solidesnius žmonės. Nu, dabar premjerė lietuviškai nemoka gerai kalbėti. Nu, jūs mane atleiskite, aš čia neįžeidimas, jinai prisistato lietuvę. Bet tai reiškia, nu, tai ką jinai gali apie kultūrą, istoriją žinoti. Dabar dėl Europos, aš jums pasakysiu, kodėl pas mumis nėra investicijų, o pas juos, pavyzdžiui, vengrai, ten, sakykime, slovakai, jie turi. Pas juos tas Habsburgų imperijos ryšiai ekonominiai tebėra ir jie juos puoselioja, nepaisant ginčių ir nesutarimų. O mes, su kuo mes turime ryšius? Istorikai pamiršo pasakyti, kad Ukrainą mes seniai atidavėm Lenkijai, dar anais viduramžiais. Liublino unijos metu. Kas? 1569 metais, bet čia ne tai, kad mes čia Žygimantas Augustas. Nu gerai, Žygimantas Augustas. Tai jau čia seniai yra, nieko bendro mes su jais neturime. Dabar Baltarusijos dalis žemių yra, ne, nu, ekonominių ryšių neturime ir neturėjom sovietiniais metais. Dabar šita Baltarusijos dalis yra iš tiesų Lietuva. Mes tą dalį Lietuvos, Gardinas, čia vat viskas yra Ryga, Naugardukas, Krėva. Taip, čia yra žemės, tai čia mūsų ekonominiai ryšiai. Kiti mūsų ekonominiai ryšiai yra rytprusiai. Aš nesutiksiu, kad tai yra pamiršta istorija. Susitarta, kad administruos iki taikos konferencijos. Dabar ponas Trumpas ruošia tą taikos konferenciją. Tai gal Lietuvai laikas išeiti su to paklausimu, nes Potsdame Lietuvos delegacija neįleido. Mes buvom okupuoti. Nu, tos klausimus reikia kelti, tai nereiškia, kad reikia konfliktą skatinti. Bet Lietuva turi tos savo ekonominius regionai ir savo ekonominius ryšius ir toliau mes nieko neiššoksime. Aišku, mes turim Švediją, turime bendrą istoriją. Bet mes kažkaip toli nuo jų laikomės. Toli laikomės. Nu, su Vokietija Lietuva visada turėjo didelius ryšius. Ir Lietuva turėjo didelius ryšius su Didžiąja Britanija. Prie nepriklausomybės laikais prekyba buvo didelė su jais. O kalbant apie migraciją, aš pasakysiu, kad Lietuva yra tokia migrantų tauta. Juk po Pirmo pasaulinio karo labai daug kas pasitraukė į Latino Ameriką. O kai Lietuva atstatė nepriklausomybę, tai jie visi grįžo į Lietuvą. Kaune jų kvartalai buvo ten Argentinos, Brazilijos. Lietuviai mėgsta šitą važiuoti užsidirbti, bet jie grįžta namo. Ir dabar jie grįžta namo dėl paprastos priežasties, nes Europa, kaip jūs matote, visi jau nenori svetimų migrantų. Būstas labai pabrango, nenori svetimų. Visos šalys stengiasi atkreipti dėmesį į savo piliečius, todėl kad ekonominiai konfliktai prasidėjo. Tai grįž, aš tai labai juokiuosi, dar pigiai turės parduoti Ispanijoje vilas. Ir reikės grįžti. Tai čia visą tą kontekstą ekonominiai politikoje reikia matyti. Bet tai ką gali matyti ekonominiai politikoje Lietuvos ministrai ir vadovai, kurių išsilavinimas, nu kaip jūs sakėt, mokykloje istorijos nesimokė. Ar jie gali įvertinti tą, aš Europoje žinau, kas yra Habsburgų imperija. Aš tai įvertindavau vengrų, ten čekų ir jų poziciją. Buvo iš karto aišku, kad jie kartu balsuos. Nors atrodo, nieko bendro neturi. O mes ką darom su vengrais? Ant vengrų Lietuva visą laiką rėkė. Nors Vengrija dabar mus saugo su savo lėktuvais. Taigi ten mūsų tą atstovybę, jūs žinot, ką daro? Vengrus ten rusų šnipai, kaip jie pravardžiuoja, ką jie daro, kaip jie ant čekų, kaip jie ant slovakų kalba. Tai kodėl? Todėl, kad jie nežino, kad vengrų sukilimas 56 metais buvo numalšintas. Čekų sukilimas buvo numalšintas 85 metais, atrodo. Jie nežino, jaunoji karta Lietuvos diplomatų, nežino Lietuvos istorijos, va kas me problema. Nu, Bekešą dar turėjom. Gerai, bet Tomai, klausyk, kalbama to sveiko proto trūkumą ten Lietuvos valdžioje, jeigu ten aš teisingai suprantu ir įvardinti, kadangi laikas baigęs.
Ar buvo dar Lietuvoje kažkoks periodas, kuris būtų tokio, kad savižudžių būtų tauta pavertus pati savo valdžia, ne kažkieno okupacija, ne kažkieno tokie engimai, bet patys savus, taip kaip mūsų čia pradedant visais valdininkais. Viską, kad daryti, kad įtikti kažkokiam užsienio tarnui ten. Povydį, atsiprašau. Žiūrėkit, čia labai jau pas jūs toks klausimas platus ir galima čia įvairiai žiūrėti. Baudžiavą panaikino 150 metų. Tai Baudžiavą mes panaikinom, Rusija panaikino, o 19 amžiuje jau Lietuvos valstybės tuo metu nebuvo, bet taip, ta baudžiava tai irgi yra savų žmonių, kaip ir pavergimas, tai čia ypač 17-18 amžiuje. Bet 18 amžiuje ta Lietuvos valstybė, arba Lietuvos ir Lenkijos valstybė, kadangi jau buvo pakankamai integruota po Liublino unijos, tai ji ėjo visą laiką, kaip sakant, tą raidos kreivę žemyn. Ir 18 amžiuje mes turim tos padalinimus, į kuriuos atvedė visą tą raidą, ir tas, sakykime, elitas, kuris nelabai išmintingai elgėsi ir ten situacija buvo iš tikrųjų dar liūdnesnė negu dabar, arba panaši kai kuriais atžvilgiais. Tai va, ten tikrai jau mes daug stiprybės nepasistengsim iš 18 amžiaus, aišku, buvo ten tų į pabaigą ir bandymų reformas daryti ir panašiai, bet bendrai paėmus, tai susilpnėjo ta valstybė ir žlugo. Tai čia tikėkime, kad šito mes nepakartosime. Gerai šitas. Henrikai, ar matai vilčių, kad šito nepakartosim? Ko? Kaip sakė, valstybė žlugo. 795 metų, sakykime. Žlugimo. Europos Sąjunga byra, paimsiu tokį scenarijų, o kas mes tokie? Kas mes? Aš manau, kad pas mus, jeigu padaryti tam tikras korekcijas įstatyminės, kaip Margarita sakė, jeigu mes imtumėmės, iš esmės peržiūrėti, prioritetas būtų ne kas kitas kaip mūsų Lietuva. Prioritetas, numeris 1 ir taškas. Ir visos struktūros, visos politikos ir užsienio ir vidaus turi būti orientuotos į Lietuvą. Taip kaip, sakysim, tarpukario Lietuvoje. Taip jau buvo, nieko nepadarys. Su kitom šalim galima sugyventi draugiškai, gerai, palaikyti ryšius. Tai patvarkius tam tikrus dalykus, kad jie būtų orientuoti į Lietuvos klestėjimą, tai viską galima padaryti. Ir tada tas milijonas tikrai sugrįž čia. Sugrįž su savo pinigais, su savo investicijom ir tada ekonomika turės gerą didelį šuolį. Dabar, kai skaičiuoja tas BVP augimas ten ir visa kita, statistika yra geras dalykas, bet tai yra oficialus melas, jau tą visi įrodė. Jeigu mums reikia parodyti, kad mes augam, tai ir parodoma, kad augam, nesvarbu iš kurios pusės. Taip kaip apklausos, reiškia, politikų ar ten partijų apklausos, viskas tas yra teisinga. Bet visada pačiam gale, kaip parašyta tokia, kad viskas yra 3 procentinių punktų paklaidoje. Reikia, aš galiu nuo vieno nuimti 3 procentus, kitam pridėti. Aš gausiu visai kitokį paveikslą. Tai su statistika tas pats. Bet ką aš norėjau pasakyti, nedaug reikia tik to pragmatiškumo. Reikia tokį grįžti prie tos Lietuvos, gal tada susitvarkytų ir vadovėliai, gal tada susitvarkytų. Taip, dabartiniu metu yra didelis chaosas. Vieni leidžia vadovėlius, kiti nežino, kas ten parašyta. Mokytojai tų vadovėlių išleistų negali naudoti, nes jų negauna. Reiškia, vaikai nežino, mano vaikai jau aišku praėjo tos dalykus, bet dabar anūkai kažkaip tai domisi, ta Lietuva žiūri, jie turi gerą mokytoją, istorijos mokytoją, toks yra galinis Čiurlionio mokykloje, kurio prioritetas yra Lietuva ir jo istorija. Tai aš manau, kad tai yra didelis dalykas. Ir jie tikrai išeis į gyvenimą žinodami. Bet esmė yra kokia, kad, mano palinkėjimas būtų, kad visi kažkaip
pabūstų arba pabudę po šalto dušu pasipliuškentų, kad nukristų nuo jų tie norai kovoti, norai, reiškia, pagrindiniai mūsų dabar prioritetai gynyba ir saugumas. Viskas tvarkoja, niekada neprieštarauja. Bet be gynybos ir saugumo dar yra ir kultūros klausimai, dar yra ir švietimo klausimai, socialiniai klausimai, daug. Ir viskas turi būti orientuota į tą žmogų. Negali jo palikti, negali jo pamesti. Tada jie, reiškia, ir emigruoja. Bet aš tai, žinokit, optimistas esu, aš visada žiūriu į priekį ir optimistiškai žiūriu, kad gal pabus, gal kitam Seime bus kitokia dauguma, kitoks požiūris, negali be šito gyventi. Kaip tai, gal kažkam bus geriau, gal kažkas pasikeis. Gerai, bet kokiu atveju tikrai noriu, kadangi laikas... Aš labai nenorėčiau, kad mūsų šalis būtų panašiai Rusijos, ten į tos, kur oligarchų turi daug ir tie oligarchai dirba savo darbą, tai yra savo pinigus. Gerai, tikrai, kadangi laikas pasibaigė, tai labai noriu padėkoti, kad rado laiko, atėjo Margaritai, gerbiamam Tomui, gerbiamam Henrikui ir tik tai pačiai pabaigai, išeinant tokia kilo mintis, išklausant Henriko pabaigos žodžio, kad Trumpas pasakė, Amerikos prezidentas, padarykim Ameriką vėl didžią. O priminsiu žiūrovom, ką pasakė Lietuvos prezidentas Nausėda, jis pasakė taip, ten, padarysim NATO vėl didžią. Tik mum ir belieka ten, ne kitiem, tik mum NATO daryti. Tai iki sekančių susitikimų.